Sveiki. Šiandieną Dievo žodis 23 psalmėje. Kiekvienam žmogui reikia tai, kas parašyta 23 psalmėje. Jau pirmoje eilutėje yra pasakyta: viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Viešpats yra tas, kuris tave veda ir tavimi rūpinasi, tave saugo, nes jis yra ganytojas. Tai stiprų žodžiai, be jokios abejonės, kurie suteikia vilties, kad tu nesi vienas ir yra tas, kuriam tu rūpi, nes viešpats yra tavo ganytojas. Viešpats suteikia tai, ko niekas kitas negalėtų duoti. Jis pilnas malonės ir gerumo ir nėra kito tokio kaip jis. Žodžiai, kuriuos mes randame 2 ir 3 šios psalmės eilutėje, yra skirtas sielai kaip ir visa psalmė. Ten parašyta: jis atgaivina mano gyvastį. Ir tikrai jis atgaivina tavo gyvastį. Leisk jam būti tavo viešpačiu. Leisk jam būti tavo ganytoju, kuris žino, kur tave veda ir kur tave turi nuvesti. Tai jo kelias, nes parašyta: jis veda teisumo takais, kaip dera jo vardui. Gali būti nelengva, bet reikia pasitikėti viešpačiu, nes jis žino, ko tau reikia. Psalmininkas tai patyrė ir mes skaitome, jis tai puikiai suvokia, kad kai esi su viešpačiu savo ganytoju, tau nieko netruks, tai kas yra reikalinga. Galbūt tu esi tas žmogus, kuris šiandien eini per tamsiausią savo gyvenimo slėnį. Nebijok, nes viešpats su tavimi. Psalmininkas sako, kad tavo ganytojas apgins tave. Ar girdi ir supranti šitos žodžius? Tu nesi vienas, viešpats ganytojas išves tave. Kad ir kokiame tamsiame ir giliame slėnyje tu bebūtum, jis išves tave. Kiekvienam tai yra reikalinga, nes nežinai šiandien ar rytoj tau gali tekti eiti per tamsų ir sunkų gyvenimo slėnį. Kiek daug žmonių mes šiandieną matome kaip tik einančių per tokį tamsų slėnį ir nerandančių kaip išeiti, nerandančių kelio. Šiandien tu turi galimybę pakviesti viešpatį. Pakviesti viešpatį ganytoją, kuris tave išves ir tave gali išvesti iš sunkaus, tamsaus gyvenimo slėnio. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Tegul tokie žodžiai skamba mūsų lūpose ir mūsų širdyje. Tik paklausykite, nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi, tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Taip, ganytojas turi vėzdą ir lazdą. Vienas skirtas tave pakreipti ten, kur reikia, kitas tave apginti. Psalmininkas Dovydas, kuris pats buvo avių ganytojas, puikiai žino, kaip yra svarbu saugumo jausmas. Kaip yra svarbu apginti ir padėti tiems, kurie to patys negali padaryti. Viešpats, mano ganytojas, man nieko netrūksta. Tegul tokie žodžiai skamba jūsų lūpose. Pakvies šiandien viešpatį į tavo gyvenimą kaip savo ganytoją, kad jis galėtų tave vesti tavo sunkiu gyvenimo metu. Tamsūs slėniai – tai yra tos dvasinės žemumos, kurios niekam nėra malonios. Jos keliančios baimę, nepasitikėjimą, nesaugumą, abejonės ir bejėgiškumą. Gali būti, kad tu jau buvai tokioje patirtyje ir tave viešpats išvedė, todėl atiduok jam visą šlovę ir garbę ir būk dėkingas, pasitikėk juo ir eik toliau su juo per visą savo gyvenimą. Net jeigu galbūt esi tas žmogus, kuris gali šiandieną sakyti ir sako: man viskas gerai. Tačiau vieną dieną gali pajausti, kad esi tamsiame slėnyje ir tau reikia ganytojo viešpačio, kuris tave išvestų į kitą slėnį, kaip pačioje psalmės pradžioje yra parašyta. Neužmiršk, viešpats tavo ganytojas. Tokie žodžiai tegul skamba iš mūsų lūpų ir mūsų širdyse. Kai viešpats veda, tu tikrai žinai, tik gerumas ir ištikimoji meilė visada lydės per mano visas gyvenimo dienas. Viešpats mano ganytojas.
Viešpats ganytojas, kuris mus veda savo meilę ir savo gerumu, puikiai tai žinome, kai tai patiriame ir išgyvename. Kad ir kokiame slėnyje tu šiandieną bebūtum, atsuk savo širdį į viešpatį. Leisk jam tave vesti, kad tau iš tikrųjų nieko netrūktų. Paskutiniai šios psalmės žodžiai primena mums visiems apie vietą ir džiaugsmą viešpaties namuose. Jie skamba taip. Aš visados gyvensiu viešpaties namuose. Eik su viešpačiu ir jis tave ves. Klausyk jo ir jis tave laimins. Pasilik su viešpačiu visame kame. Nes jis yra tavo ganytojas. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta. Tokie žodžiai tegu skamba iš mūsų lūpų ir mūsų širdyse.